Čia dabar jau reikia šoką, ne, pradėti. Labas vakaras, turbūt dabar pamatė mane galvojant, blet, kas kvietė princą Žavą į Šreko. Tai ne tai, kad kvietė princą Žavą, bet jį užsisakė iš Temu. Ne, tiesa tai yra, kad aš užsiauginau ilgus plaukus dėl to, kad žmonės sakė, kad aš kaip vaikai skųsdavus atrodžiau agresyvus. Nu, kažkas tarp marozo, tokio žiauraus marozo ir tarp vėžininko, ne? Nu, iš esmės Vidas Bareikis. Tai dėl to užsiauginau ilgesnius plaukus. Ir, jo, žinot, šiaip labai nemėgstu žmonių, kurie užlipa ant scenos ir pradeda save plakt. Sako, blet, aš čia toks, man čia tas neišeina, tas neišeina. Aš tokių žmonių nemėgstu, nes save reikia mylėti, ne? Sutinkat su manim. Save reikia mylėti, save reikia gerbti. Bet ne per daug, nes tai būtų gei. Jo, šiaip ne per seniausiai dariau IQ testą. Nu tiesiog, kad sužinoti, reikia savo nuomonę kažkur reikšti gyvenime, ar nereikia. Ir rezultatas buvo šiek tiek virš vidurio, kuo aš esu patenkintas, dėl to, kad jeigu turėčiau gerokai virš vidurio rezultatą, būtų žiauriai sunku iš tikrųjų, nes aš turėčiau prisimti atsakomybę, aš turėčiau eiti į politiką, turėčiau būti Einšteinas, turėčiau išradimus daryti, kažkokius keist pasaulį, nu, žiauriai daug atsakomybės, ne? O jeigu būčiau žymiai mažiau vidurio, tai irgi žiauriai daug atsakomybių, kaip pagalvoju. Eiti į Facebook, rašyti komentarus, Šimonytė, Landsbergis, ne? Tokius šūdus daryti, rinkimuose, blet, už Vaitkų balsuoti, nu, debilai irgi turi atsakomybę šitoj mūsų visuomenėje, jo? Aš šiaip praeitais metais baigiau aktorinę, ne? Ir kaip ir priklauso, po studijų įsidarbinau, nu, pagal aktorius profesiją, Bolte. Pagrindiniai klausimai buvo Turkey. Dar buvo, čia pas jiems salom prekiaujam. Dar žinai, gal žinai, kur kokso pasimti, nori į galvą. Nu, klasiški klausimai, Bolto keleivo, ne? Aš nebuvau tas vairuotojas, kuris, žinai, ten kalbina, nu tai kaip sekas? Kai įlipa bičias girtas 3 ryto, nu tai kaip sekas? Ja, aš nebuvau tas, aš tiesiog tylėjau, jeigu manęs neužkalbindavo. Bet darbas, kurį aš turėjau ten kelis mėnesius, irgi savų pliusų turi. Žinau visus načnykus, didesnį dalį pareigų, žinau irgi. Tai va, savi pliusai, savi minusai, ne? Ir apie aktorinį galima irgi kalbėti, kad oi, čia blemba nesibaigianti kelionė, čia žiauriai afigenai, žiauriai įdomu, ne? Bet yra toks dalykas, kaip castingai, kur iš esmės, jeigu tu nepraeini castingo, tu neturi darbo. Ir aš nuvariau tokį castingą pas vieną režisierių, nesvarbu pas kokį, nuvariau ir sėdi ten režisierius, ten komisija sėdi. Ir žiūri kaip į debilą. Kuo vardu? Augustas. O. Aha. Aha. Ta prasme, 5 minutės bičias mano vardą rašo. Sakau, tai tu rašyk Augis, ta prasme, aš galėjau sakyti Tomas, Tadas, koks nors Jonas, nu, sorry, Tomai, Tadai, Jonai, bet jūsų vardu žiauriai lengva užrašyti, tai galvojau, blet, gal mano vardas jiems per ilgas, nu, bet paskui užrašė vienaip ar kitaip tą vardą, sako, atsisėsk čia, nu, atsisėsk, ant kėdės, nu, gerai, aš atsisėdu, žinai, atsisėdu taip, ir jisai sako, dabar, įjungia kamerą, sako, dabar, tu esi miške. Ir žiūri mane tiesiog. Aš toks. Ta prasme, aš esu miške. Ir jis jau taip nervuojas. Tu esi miške. Kas neaišku? Ir aš toks. Gerai, aš miške. Bet žinokit, aš nesuprantu, ta prasme, aš miške, bet ką aš tą miške veikiu? Blemba, tai kas tau neaišku? Tu esi miške, čia eglės, čia pušys, čia beržai, čia dangus, čia paukščiai. Kas tau neaišku? Tu esi miške, kas tau neaišku? Ką tu šiaip darai miške, ką tu išvis darai miške? Nu ir tada aš susiparinau, pasijaučiau įžeistas, galvoju, blemba, viskam yra ribos, ne? Atsistojau prie pušies ir pradėjau masturbuotis. Nes ta prasme, ką daugiau žmonės veikia miške, ne? Ką šiaip žmonės veikia miške? Jo, yra gyvenime dalykų nedaug iš tikrųjų, ko aš bijau, nes aš gimiau ir augau Panevėžy, tai daug dalykų teko matyti, bet nedaug dalykų aš bijau, bet yra vienas dalykas, ko aš bijau. Šiaip egzaminų niekada nebijau, nes paprastai tu egzamino bijai rezultatų, ne? Bijai, kad blemba neišlaikysiu, o čia šūdas bus, mažą balą gausiu. Yra vienas egzaminas pasaulyje, ko aš bijau, ir bijau net ne rezultato,
o paties egzaminų. Prostatos egzaminų. Paplokit, kas bijo prostatos egzaminų. 2 žmonės. Kas neplojot, aš nežinau, ko jis bijo. Ar jums patinka, ar kas, ta prasme, tas gydytojas, net neaišku, proktologas, urologas. Aš galvoju, ble, padarykit, aiškiau, ta prasme, pavadink urologas ir urologas, ta prasme, urologas iš priekio ir urologas iš galo, tada žinosiu pas ką einu. Mano brolis šiaip metė studijuoja, bet nėra tiek protingas žmogus, kad normalių gydytojų tapt, tai pasirinko šeimos gydytoją profesiją. Žinot, tas bičias, kur nieko negydo, tiesiog visą laiką sėdi prie kompo, suvedinėja kažkokį šūdą ir tave pasiunčia. Tai kadangi mes abu iš Panevėžio, tai jisai Panevėžį išmoko pasiūst, tai galvoja pritaikysiu profesiją, žinai. Ir buvo vienas momentas, kai sako, ble, a gal eiti proktologo profesiją? Geras šaibas, žinai, geras šaibas, ta prasme, visą dieną žmonėms pirštus susubinę kaišiai. Geras šaibas, žinai, šiaip gerai moka. Sakau, nebandai. Kodėl? Sakau, nes tu darboholikas esi. Tu nebandai, ble, tu tik apie darbą visą laiką. Aš pasilenksiu kažką paimti, tu galvosi, kad tu dirbi, eik. Ta prasme, nekaltybė paskui dar atimsi, dieve brangi. Jo, šiai mano brolis buvo pasinešęs ant augalų auginimo vienu tarpu. Labai mėgo augalus auginti kambarį. Ir jisai sako, aš noriu augalus dauginti. Man patinka. Aš noriu, kad jų būtų daugiau. Sakau, gerai. O kaip reikia augalus dauginti, nes aš nežinau. Jisai sako, reikia sužinoti berniukas ar mergaitė. Aš toks, ta prasme sužinoti berniukas ar mergaitė. Ar ten žiedas turi prasikeisti ir pizda tenai viduje yra? Ar ta prasme tu praskleidi lapus, kiaušai kaba? Kaip tu sužinosi berniukas ar mergaitė? Ten krūmas gislotas turi būti, ar kaip? Ir iš vis, kaip augalų dauginimas vyksta, ta prasme, uždarai 2 augalus, sustumi vazonėlius, kambarį uždarai, padedi bonkę, paleidi muzikas, paliksi vienus. Ir išeini, net kaip mama, žinai, kur žinai, kad oi, suns, mergaitė atsivedė kaip baimė. Ta prasme, tas pats dalykas. Aš šiaip daug dalykų nesuprantu gyvenime, ne vieną apie augalų dauginimą. Nesuprantu demonų šiaip. Visiškai aš nesuprantu. Matėt filmą Popiežius egzorcistas, kas nors, pablokit, kas matėt? Šūdinas filmas, ne? Žinot, kaip vienu žodžiu Vytautas Rumšas vyresnysis reklamavo tą filmą? Jūs turbūt galvojat, kas jis toks, tuoj pasakysiu. Tas bičias, kur sako, Forum Cinemas, magiškų įspūdžių jums ir jūsų šeimai. Šūdinai pamėgžiai, turbūt nesupratot, bet esmė tokia, jis reklamuoja. Baisiausias šių metų filmas Popiežiaus egzorcistas. Pasižiūrėjau ir ta prasme, berniuką apsėda demonas, ne? Ir ateina tas egzorcistas, sako, o kam tu jį apsėdai? Ir tas demonas nesugeba atsakyti. Ir tas filmas man prailgo ir aš pradėjau galvoti, ble, o kam šiaip demonai apsėda žmonės, ne? Ką jie veikia su žmonėm? Porą kartų trišiam galvą apsuko, ne? Jeigu man apsuktų galvą, aš padėkočiau, nes skauda sprandą biškį. Įlipa į sieną, o tai va 4 daro. Ir vemia visur, kad nekeikia. Koks tolkas žmogų apsėsti, žinai? Ir demonas sako, oi, pasimsiu tavo sielą, kankinsiu amžinai. Aš toks, gerai, pasimsi mano sielą. Tas pats klausim. Nahui tau nereikalinga. Nahui. Ir jisai, amžinai tave kankinsiu. Aš toks, okei. Tu amžinai mane kankins. Tave patį užpis. Įsivaizduokit, ta prasme, katile degu pragare, demonas mane bado. Net su šakėm, su botagu vanoja. Ir aš toks, au. Nes visą amžinybę tas vyksta, tai jau atbunka tas skausmo jutikliai, au. Kiek dar liko? Visą amžinybę. O tu kurva. A girdi? O kiek to moka? Ir jisai toks, ai, naktį šitą darbą užpisiu. Ir jisai kažką susirasi naujo. Jo, aš žiūrėjau tokį dalyką užpisą. Matėt filmą, žinot filmą visi turbūt, arba matėt, arba bent jau žinot filmą Transporteris, ne? Ten, kur Jasonas Stathamas, ten Megalodonas dar tas filmas, kur jisai su peiliu ten pasmeigia per akį ten 20 metrų ilgio ryklį. Jo, čia tas bičias. Bet daug kas nežino, kad mes Lietuvoje turim jo ekvivalentą, tik irgi iš wish.com užsakytą jo padielkį iš esmės, tai yra Ramūnas Rudokas, kur bičias nesvarbu, ką bevaidintų, jisai vis tiek su akiniais nuo saulės
Jisai gali būti su chalatu, su tapkėm, vis tiek jisai su akiniais nuo saulės ir visai tą patį feisą įmetęs. Kas yra ta? Šaibas turi? Nu, balybova, kas tau yra, ko tu žvelgi? Aš tai pagalvoju, blemba, reikėtų Erasmus plus mainus tarp padaryta, ne? Apkeisti jos vietom ir po kiek laiko žmonės pastebėtų, kad kažkas pasikeitė. Man atrodo, kad blogai nepastebėtų. Važinai, kokie metai praeina ir... Nauja šukuosena? Nors bet abu pliki. Žiūrėjau. Ir koks Tadas Vidmantas drąsiai galėtų tokį dalyką padaryti. Nes mes Lietuvoje turim vieną gerą režisierių, kuris visą laiką daro tą patį filmą. Milijonierius palikimas, milijonas eurų, pats savo milijonierius, visą laiką Bružas, Stasiulytė ir Savickas vaidina tą patį vaidmenį, gauna krūvą šaibų, viską prapila. Vienas geras režisierius, 3 geri aktoriai. Nu visiškai tas pats. Šiaip ta prasme, žinot, man atrodo, kas yra turtingiausias Lietuvos verslininkas. Turbūt galvojat, koks nors lazerių išradėjas, ane, kažkoks investuotojas, dar kažkas. Man atrodo, kad ten yra tas bičas, kur Palangoj bokso kriaušę prie klubo pastatė. Ten kokio šaibas yra, kur tu restoraną įkuri Palangoj, jis tiek pinigų tikrai nesurinks, kiek išgirtų marozų 3 rytą, kur, žinai, ateina. Va čia yra pinigų šaltinis, iš tikrųjų, nes tada marozai turi tą tokį dalyką, nebūtinai marozai, šiaip bičiai. Jo. Gerai, paskutinis lainas šitam dalykui. Žinot, kai geiminė, ne, ir užknisa labai patirt lagą, kai žaidimas pradeda lagint, aš galvoju, blemba, užknisa patirt lagą, ne? Bet seneliui tai reikėjo patirt gulagą. Gerai, šį vakarą iš manęs tiek.